galime džiaugtis iš Baltarusijos kalėjimo paleistais žmonėmis. Vis dėlto privalome nepamiršti, kad kaiminėje šalyje yra vis dar įkalinta 1000 politinių kalinių, tarp jų ir lietuviai. Todėl norėčiau dar kartą perspėti visus Lietuvos piliečius, jeigu nėra būtinybės, susilaikyti nuo kelionių į Baltarusiją, siekiant išvengti nesusipratimo ir galimo įkalinimo. Ačiū, esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Aš dėja be Elenos Ramanauskienės negaliu minėti kitų pavardžių. Elenos Ramanauskienės atvejis buvo paminėtas viešai. Šį atvejį jūs gerai žinote, kadangi kitų žmonių, kurie išlaisvinti sutikimo skelbti jų pavardes aš neturiu, nenorėčiau to daryti. LRT naujienų portalas, gal galėtumėt pasakyti, į ką mainais Baltarusijos režimas arba kodėl paleido politinius kalinius, kas yra dėrybų objektas? Na, ši be jokios abejonės teigiama žinia, bet ganėtinai tokiame niūriame kontekste, nes jūs puikiai žinote, kad rytoj prasideda aktyvioji Zapad pratybų fazė. Vis dėlto yra teigiamas signalas, kurį siunčia Baltarusija. Nesitikėdama turbūt mainais kažkokių ypatingų nuolaidų, bet kuriuo atveju aš noriu pažymėti, kad Jungtinių Amerikos valstijų pastangos, jos be jokios abejonės yra efektyvios dėl tos priežasties, kad Jungtinių Amerikos valstijų svoris tarptautinėje bendruomenėje yra atitinkamas. Lietuva yra ES narė ir be jokios abejonės, kad Europos sankcijų politika lemia dalykai, kurie yra susiję pirmiausia su politinių kalinių buvimu Baltarusijoje, kitais faktoriais, dėl kurių buvo pritaikytos sankcijos. Todėl apie mainus žmonės už sankcijas tikrai neina kalba, jokių mainų šiuo požiūriu negali būti. Taip, kad vertinkime tai kaip tam tikrą pozityvę žinią išlaisvintus žmonės, o mums Lietuvos piliečiai yra be galo svarbus. Ačiū Jums labai.